Tai vakar buvo renginio viso ralio atidarimo ceremonija gretimame miestelėje. Tai buvo toks lengvas chaosas, bet iš esmės buvo ganėtinai fun. Visi važiavo per podiumą, kai visas šitas veiksmas truko šiek tiek daugiau nei valandą laiko, nuo pradžios iki kol pasiekė mus. Tai džiaugiuosi, nes praeitų metų patirtis, kurią girdėjome, tai truko virš 3 valandų, tai ganėtinai sėkmingai anksti pasiekėm lovą ir pailsėjom. Antroji Hellas Rally diena ir šiandien laukia mūsų šiek tiek daugiau nei 200 km. Tai planas šiandien sėkmingai pasiekti finišą, bus labai karšta, daug akmenų ir varome į startą. Ką tik baigėsi antroji Hellas Rally diena, tai pirmoji daly buvo paklydimas toks, kad daug laiko praradau, paskui dar vienoje vietoje biškį, bet paskui susikaupiau ir išsaugojęs padangas, antroji daly jau galėjau važiuoti tikrai greitai, tai atsilošiau šiek tiek, bendrai pralošiau, atsilošiau. Tai dabar kova dėl antros vietos jau čia skiria jau minutės. Ralis dar tik prasidėjęs, taigi, bet jau prasideda intrigos. Tai jau smagu. Ryte buvo labai karšta, stovint prieš startą, prakaitas tiesiog žliaugė, išvažiavus buvo labai komfortiška važiuoti, bet paskui ant kalno buvo taip šalta, kad net gailėjausi, kad nepasėmiau liemenės, bet ir dar balos buvo, vanduo, daug akmenų. Tradicinė tokia kalnų diena, bet svarbiausia, kad sėkminga.